Ačiū įrašą. Sveiki, sveiki visi. Šiandieną dėkoju visiems, kas susirinkote paklausyti gyvai per Zoomą. Ir aišku, tie, kurie žiūrėsite įrašą. Tai šiandieną bus būtent atlygio planas, apie kurį aš galėčiau turbūt kalbėti nuo ryto iki vakaro, nes, žinot, yra momentas, kada tu tik tai kalbi. Ir yra momentas, kada tu tai patiri. Ir kada jau tu tai patiri, tai daug lengviau kalbėti ir smulkiai paaiškinti. Tai galiu pasakyti, kad daugelis partnerių, kurie prisijungia naujai, jie sako, kad aš čia nieko nesuprantu, man čia sudėtinga. Galiu pasakyti, kai jūs pradėsite registruoti partnerius, kurti komandą, jūs viską suprasite, nes šiaip atlygio planas labai paprastas, lengvas ir jisai turi punktus. 8 būdai gauti atlygį pas mus kompanijoje. Tai pirmi 3 komisiniai, kuriuos moka mums tą pačią sekundę, kaip tik tai prisijungia jūsų komanda naujas partneris. 4. ir 5. punktai mokama, ne, 4. mokama ant rytojaus binarinis bonusas, 5. ir 6. mokamas vieną kartą į mėnesį. Pirmą mėnesio dieną mes vakar visi gavom komisinius, ane? Ir 8. yra, 7. mokamas yra, kada mes padarom rangą, mes gaunam papildomai komisinį. Galiu pasakyti, šitas komisinis buvo įvestas gerokai vėliau, kaip mes prisijungėme. Ir kas įdomiausia, kad kompanija sumokėjo atgalinę datą visus lyderiavimo bonusus. Tai man buvo tikrai labai labai didelė staigmena ir džiaugsmas. Ir 8. mūsų komisinis įsigalios kiekvienam iš mūsų, kuris jau turi rangus, išdirbus kompanijoje 3 metus ir aktyviai dirbant. Ne taip, kad užsiregistravai ir stovi, bet aktyviai dirbant. Tai dabar apie kiekvieną iš šitų komisinių atskirai. Tai pirmiausia, kuo galiu pasidžiaugti, kad mūsų kompanijoje yra paketai, kurių dėka partneris prisijungia į komandą. Man asmeniškai labai patinka, kad tai yra, nes tu padarai darbą, surandi partnerį, jį užregistruoji, jisai iš karto gauna produktų pagal pasirinkimą, kiek jisai nori. Ir tu iš karto gauni atlygį už padarytą darbą. Jisai lygiai turės tą patį. Tai galiu pasakyti, kad nežiūrint to, kad kompanija yra 4 paketai, mes Europą dirbame su 3. Tai pionierius ir bulderis galima būtų priskirti prie verslo paketų, gal daugiau sakyčiau pionierius paketas. Jisai kainuoja 884 ir gaunate net 26 produktus. Tai galiu pasakyti, pradėti startui, pradėti savo darbą, tai yra pats idealiausias variantas. Ir kada partneriai dėl kažkokių tai priežasčių neperka pionierius, paskui jie labai greitai eina į pasikelimą paketo, pas mus irgi tai įmanoma. Bet aišku, tada užtrunka ir produkto gavimas ir taip toliau. Todėl aš visą laiką sakau, jeigu jūs rimtai žiūrite į verslą, pradėti tik nuo pionierius. Tai mano kaip iš verslo pusės, tai pats geriausias patarimas. Jūs turėsite ir savo vartoti, ir savo šeimai, ir jūs turėsite produktų parduoti, kurių dėka jūs susigrąžinsite savo pinigus apyvartai ir vėl galėsite turėti produktų. Bulderis, tai gaunate 12 produktų, jis kainuoja 408 eurai, ar doleriai, eurai, visai nesvarbu, tas pats pas mus. Tai čia daugiau gal skirta šeimai, gal jūs kelis produktus ir parduosit, bet jau iš karto turėsit
daryti užsakymą, jeigu jūs atėjote į verslą. Lyderis tai, kaip aš sakau, paragavimui. 3 produktai, 102 eurai. Jūs gausite 3 produktus, jums užteks mėnesiui, po mėnesio jūs darysite arba paketo pasikelimą, arba papildomą pirkimą. Jeigu jūs ateinat kaip vartotojas, jūs po to darote papildomus pirkimus ir gaunate beje labai geras nuolaidas. Tai kada jau jūs esate kompanijoje prisijungę ir pradeda kviesti partnerius, todėl kaip nebebūtų šitas įrašas ir šita prezentacija skirta verslo žmonėms, kurie ateina į kompaniją ne tik sveikatintis, bet ir uždirbti, ne? Todėl aš ir kalbėsiu kaip verslo žmonėm, ne? Tai kada jau jūs esate partneriai, ir čionai rodo, jeigu jūs pasikviečiate į komandą, pavyzdžiui, pionierių, ne, ir jūs pats esat pionierius, tai jūs iš karto gaunate $234 arba eurus, dolerius visai 1:1 pas mus. Jeigu jūs esate bulderis ir pasikviečiate pionierių, gaunate 163, jeigu jūs esat lyderis ir pasikvietėte pionierių, jūs gaunate 101. Skirtumas keliauja į jūsų upgrade'inę sąskaitą, aš apie tai pakalbėsiu. Niekur nedingsta, tik tai va tie pinigai procentaliai matosi. Tai jeigu esate pionierius ir registruojate pionierių, gaunate 30%. Jeigu bulderiai, gaunate 21%. Jeigu jūs esate lyderis, gaunate 13%. Todėl jeigu jau pradedat registruoti partnerius, pasistengite būti patys pionieriais ir gauti maksimalų komisinį. Dabar sekantis žingsnis, čia va matosi, jeigu jūs esate bulderis ir registruojate pionierių, va čia ant paveikslėlio parodyta, neapsistosiu ties jo, ir va čia va dar aš padariau tokią nuotraukytę, kada jūs esat bulderis ir registruojat ir kairiai, ir dešiniai, tai čia vat visi komisiniai, kuriuos gaunate, tai 93,60 jūs gaunate už paketo pardavimą, $9 gausite už tai, kad suvesit duomenis prie jo, prieisim prie to komisinio, ir 43 jūs gausite binar. Jeigu jūs darysite pirmą registraciją, tai už poras binaro jūs negausite, va šitos 43 sumos. Bet jeigu jau bus jūsų antra registracija arba jūsų kitoj pusėje, pavyzdžiui, jūsų sponsorius bus pastatęs, tai jūs maksimalę sumą registruojant bulderį jūs gausite 145. Šitas sumas gausite, jeigu jūs esate pionierius arba bulderis, lygiai tas pats. Binaro komisinis, man atrodo, biškai mažesnis, o gal ir tas pats. Dabar, jeigu jūs esat pionierius ir registruojat, kaip ir kalbėjau, pionierių 234, gaunat šitam paveikslėlį, matosi, jūs galėsite sustabdyti, panalizuoti. Ir dabar, ką gaunate iš viso, jeigu esat pionierius ir užregistruojat pionierių. Tai bendra suma iš tikrųjų bus 345. Šitų 2,8 čia mečio bonusas, neskaičiuokit, bet maždaug tiek gaunate, kai užregistruojat antrą pionierių. Jeigu jūs registruosit pirmą pionierių, va šitą sumą 93,60 reikia išminusuoti, visą kitą gausite. Tai va tokias sumas pas mus pionieriai gauna, kada registruoja verslo partnerius. Dabar sekantis komisinis, tai yra, kaip aš jums ir minėjau, registracijos premija, ko atkreipkite dėmesį, nei viena kompanija šito komisinio nemoka. Aš dar nesu girdėjęs nei vienos tinklinės rinkodaros kompanijos, kad mokėtų šitą komisinį. Už ką jisai yra mokamas? Jisai mokamas už tai, kad jūs į sistemą suvedate duomenis. Ir jeigu jūs esate pionierius ir suvedat pionierių ir padarot registraciją,
nežiūrint to, kad jūs gaunate už pardavimą paketo, plus jūs gaunate už duomenų suvedimą. Tai kada jūs esate pionierius ir suvedat pionierių, užregistruojat, jūs gaunat net 19,50 už tai, kad užtrukote 2 minutės. Ir labai dažnai partneriai sako, oi, tai čia pas jumi nėra nuorodos, kur nusiuntė į žmogų, užsiregistravo. Ta nuoroda jau yra, ją galima susigeneruoti, bet jeigu jūs duosite žmogui tą nuorodą, jūs negausite šito komisinio. Tai man, pavyzdžiui, visai patinka, kad net malonu suvesti duomenis ir užregistruoti partnerį ir gauti komisinį. Jeigu jūs esat bulderis ir registruojat, pavyzdžiui, pionierių, gaunat 15,60. Jeigu esat pionierius ir registruojat bulderį, bet šitoj lentelėje labai gerai matosi, gaunat $9 ir taip toliau šitą lentelę galima pasianalizuoti, ją turėti ir visada žinosite, kiek gaunate. Jums užteks padaryti kelias registracijas ir jūs tuos pinigus jau turėsite savo balanse. Dabar premija už paketo atnaujinimą. Tai yra trečias komisinis. Jisai irgi mokamas tą pačią minutę, kaip ir tie du, apie kuriuos kalbėjau. Ką tai reiškia paketo atnaujinimas? Jeigu jūs atėjote į kompaniją kaip bulderis, kuris, pavyzdžiui, sumokėjot $408 ir gavo 12 produktų, bet jūs iš karto supratote, kad jums yra per mažai bulderių ir produktų, visko per mažai, tai ką jūs darote? Jūs dasimokate 476 eurus, tai yra 420 PV taškų, gausite dar papildomai 14 produktų, nes 26 atimti 12, kuriuos gavot, gaunas 14 ir jūs tapsite pionierių. Ir šitas komisinis jūsų, pavyzdžiui, partneris padarys va tokį pasikelimą paketo, jūs tą pačią minutę gausite komisinį už paketo pakilimą ir ant rytojaus ryte jūs dar už tuos 420 taškų dar gausite BNR. Tai man labai smagu irgi, kad kompanija yra padarius, kad, nes esu prieš tai buvus kitoj kompanijai, jeigu tu nori pereiti į aukštesnį paketą, tu turi pirkti jį visą per naują. Čia pas mus tik papildomai dasiperki. Ir dar galiu pasakyti, kad tapus pionieriu, jums daugiau niekada nereikės jokių pakelimų, jokių ten aktyvavimų specialiai dėl paketo, žodžių, jūs jį turėsite visam laikui, būsite pionierius. Dabar už plėtrą, tai yra mūsų binarinis komisinis, nežinau ar paminėjau, kad mūsų kompanija yra linijinis ir binarinis planas, jie vienas kitą labai gražiai papildo. Tai binarinis, čia vat vėl, kas iš jūsų suprantate binarą ir esat su juo susidūrę, vat parašykite man čiate vienetuką, kas žinote, kaip veikia binaras. Tai yra dviejų porų žingsniai. Susidarė dvi poros, užsidarė binaro žingsnis. Atsirado viena pora, du kairiai ir dešiniai žmonės, užsidarė žingsnis. Tai į ką reikia šitoj vietoj atkreipti dėmesį, tiek, kurie nors kiek suprantat, aha, daug kas iš jūsų žinot, kas tai yra, aha, tai pamatau, nuliukus parašė, tai reiškia nesupranta, tai bus proga susipažinti. Tai ką noriu pasakyti, čia vėl labai svarbu už tą pasikartojančią porą, į ką atkreipti dėmesį ateityje. Jeigu jūs esat pionierius, tai už pirmą 780 taškų kompanija binarą sumoka jums atsiradus porai 12%. Tai kada vienoj pusėje atsiranda 780 taškų, kitoj pusėje atsiranda pora ir jums yra išmokama beveik 94 eurai. O jeigu jūs esate bulderis, tai 11% yra išmokama tik už 360 PV.
O jeigu jums tą dieną užsidarys, žiūrėkit, ateina laikas, kai jau jūsų komandos partneriai pradeda daryti registracijas ir jūsų, jeigu tą dieną daugiau porų bus negu 360 PV taškų, už likusius jūs gausite 5,5%. O jeigu jūs esat pionierius, už likusius visus beribį skaičių gausite po 6%. Tai 780 12% ir 360 11%, patikėkit manim, yra skirtumas. Vien tik tai dėl to, jeigu jūs pradėsit dirbti ir statyti komandą, greituoju būdu reikia tapti pionieriu. Tai tikrai jau mes kalbame iš patirties. O galima paklausti? Klausimus pabaigoje gerai, nes vyksta įrašas. Aš tikrai atsakysiu Gerai. klausimus. Labai ačiū Jums. Tik nepamirškit, ką norėjot paklausti, užsirašykit ir būtinai atsakysiu. Tai va, tai dabar kaip vyksta tas, ką dabar šiandien papasakojau, va, būtent iš tos lentelės, tai va čia labai šitoj skaidriai aiškiai matosi, jeigu jūs esat pionierius, 780 po 12%, kada vienoj pusėje ir kitoj pusėje po atsistoja ir gaunasi pora, už visus likusius neribotą skaičių tą dieną 6%. Ant rytojaus vėl tas pats. Už 780 taškų bus 12%, už likusius visus 6%. Ir taip kiekvieną dieną viskas vyksta tas pats. Šitus dalykus labai pajausite, kada paaugs komanda, kada prasidės registracijos, labai šitas jaučiasi. Sekantis komisinis yra premija už suderintą plėtrą binarį. Ką tai reiškia? Tai yra jau kada jūs pradeda daryti rangus, jūs jį pajausit šitą komisinį, bet šitas komisinis yra mokamas, kada jau jūsų komandoje partneriai pradeda uždirbti binarį. Ką tai reiškia? Kada jau jie pradeda registruoti partnerius, pas juos susidaro poros binarį. Vat, pavyzdžiui, jūsų partneris pirmos linijos vieną dieną užregistruos vieną partnerį, kaip pavyzdį, kitą dieną kitą, pas jį atsiras pora, jisai gaus $93, kaip pavyzdį 50, o jūs gausite nuo jo to komisinio 5%, jeigu jisai jūsų pirma linija. Šitas komisinis išmokamas kiekvieno mėnesio pirmą dieną. Ir kiek per mėnesį jūsų partnerių uždirbs binarį, tiek jūs gausite net iki 10 gylio. Bet kad gauti tuos 10 gylius, 10 gylių, pirmus 3 gylius kompanija moka jums neturint jokio rango. Kad atsidarytų 4 gylis, jau reikia goldą turėti. Tai yra uždirbti 2,5 tūkstančio, mes prie to dar prieisim. Paskui 5 gylis atsidaro, kada jūs platiną padarom, 6 gylis, kada jūs rubiną padarot ir taip toliau. Tai kiekvieną kartą padarius pirmą rangą, paskui rangai pas mus dar tarpus turi, parodysiu, paaiškinsiu. Tai tokiu būdu, kada jau net iki dvigubo deimanto, kada jūs tapsit dvigubas deimantas, jūs gausite net nuo 10 gylio. Tai galiu pasakyti, šitas komisinis yra papildomas jau jums kiekvieną mėnesį, kada auga komanda, šitas komisinis jūsų irgi auga. Dabar apie rangus. Rangai labai man patinka, kad jūsų rangas nėra pririštas prie jūsų komandos aktyvumo. Jūs į rango pinigus įeina viskas, ką jūs asmeniškai uždirbat. Tai reiškia jūsų asmeninės registracijos, jūsų komandos binarai, tas mečio bonusas, jūsų komandos papildomi pirkimai įsiskaičiuoja. Viskas įsiskaičiuoja, išskyrus būtent šitas komisinis, pavyzdžiui, neįsiskaičiuoja. Tai dabar, kai jūs padarot pirmą rangą ir jūsų balansė rodo, kad jūs jau uždirbo 2,5 tūkstančio,
jūs gaunat gold rangą ir dar papildomai kompanija išmoka $50 jum pinigais ir $50 arba dalių vadinamų, tai yra tas, kur sakiau, po 3 metų. Ne? Šitie 50 tų dalių dalyvaus kompanijos, jau čia bus pasyvios pajamos, kada kompanija ar į biržą išeis, ar tai bus akcijos, dar gerai apibrėžtumo mums nėra paaiškinta, bet šitie pinigai irgi dalyvaus. Toliau yra sekantis rangas Gold Star ir vėl atkreipkite dėmesį, kada jūs uždirbate 2,5 tūkstančio, kad padaryti Gold Star jums ne 5 000 reikia uždirbti, o papildomai dar 2,5 ir jūs busite Gold Star. Kada balansė pas jūs rodys bendrą sumą 5 000, tada jūs gausite premiją jau $100 ir jau jūsų sąskaitoje bus 150 kompanijos dalių. Tai va, premiją išmoka, pavyzdžiui, jeigu rugsėjo mėnesį žmogus padarė rangą, tai sekančio mėnesio iki maždaug 15 dienos yra išmokama premija. Toliau sekantis Platinum. Tai va dabar, žiūrėkit, yra Gold Star, Platinum, Platinum Star. Tai va šitie Gold, Platinum, Ruby, kas antras. Safir, Emerald, Diamant, dvigubas deimantas. Jie atidaro mums va šitoj lenteliai, atidaro gylius, kad gauti mečo bonusą. Mečo bonusas nuo jūsų partnerių binarių uždirbtų pinigų. Tai va 3 linijos, atkreipkite dėmesį, jokio rango nereikia turėti, o paskui Gold, Platinum, Rubin, Safir ir taip toliau iki dvigubo deimanto, bet va šitie kas antras. Pavyzdžiui, padarėt Gold, atsidarys 4 gylis. Kada padarysit Gold Star, liks tas pats. Padarysit Platinum, atsidarys 5 gylis. Tai va taip kas antras, turėkite omeny, kad jums kas antras, bet jūs tą pajausite ant komandos, ant gaunamo komisinio ir taip toliau. Tai va, tai šitos lentelės yra net 2, sumos įspūdingos, ypatingai mane žavi, kada gauni premijas. Pavyzdžiui, aš Emerald Star, kai padariau, gavau $1000 premiją, patikėkit, manim yra labai smagu. Sekantis rangas bus Deimantas, 100 000 ir kompanija net 1500 papildomai išmoka premiją. Negana to, kad tu jau būni uždirbęs tą 100 000, dar jūs gausite papildomai premiją ir jau akcijų, pažiūrėkit, kiek bus pas jumi jau jūsų balansė virš 5000. Tai paskui Diamant Star ir tarpai uždarbių irgi tarp rangų po truputį didėja. Šitą lentelę tikrai rekomenduoju išsistudijuoti. Sekantis, tai čia tęstinumas iki 1 000 000. Labai įspūdinga, padarius 1 000 000 apyvartą, net 7,5 tūkstančio gausit papildomai premiją ir iš viso jūs busit iš premijų gavę net 62 tūkstančius, ne? Ar 52 čia, ne? Tai va, tai 52, tai sumos iš tikrųjų nemažos, viliojančios ir tikrai tikslus yra, kur užsibriežti. Per kiek laiko jūs tuos rangus darysite, tik nuo jūsų priklauso. Dar vienas komisinis, kuris irgi mokamas 1 kartą mėnesyje, įspūdingas komisinis, būtent jo dėka jūs jau pajaučiate pasyvias pajamas, galima sakyti, pasyvias ar pastoves, nesvarbu kaip pavadinsite. Pasyvios jos taps, kada jūsų komanda tikrai dirbs ir jūs tą komisinį ištisai gausite. Kad gauti šitą komisinį, čia jisai aktualus tik tai dirbantiems partneriams. Jums patiems kas mėnesį reikia nusipirkti minimum 1 produktą, kuris kainuos jums $28 ir 16 CV ar PV taškų, tai yra tas pats.
Kada būna akcijos, gali būti, kad jūs pirksite 30 CV ar kiek, visai nesvarbu. Faktas, kad ne mažiau, jūsų balanse būtų ne mažiau nupirkta taškų. Ir aišku, kad jūsų komanda jau irgi darytų pirkimus kas mėnesį ar kas antrą, visokių jūs turėsit partnerių. Vieni pirks kas trečią mėnesį, kiti kas pusę mėnesio, kiti mėnesį po 4 kart pirks. Patikėkit manim, kada jau komanda paauga, tai tikrai stebėt galima pirkimus partnerių. Jie visi per mėnesį pliusuojasi tie pirkimai ir mėnesio 1 dieną yra išmokamas komisinis. Galiu pasakyti, įspūdingo dydžio komisinis, aš pati jaučiu jį ir mano partneriai jaučia. Ką jums dar reikia turėti, kad atsidarytų net 10 gilių, kur kompanija moka 95% nuo parduotų PV. Ne nuo sumos paštos $28, o nuo PV. Jeigu jūsų pirmos linijos partneris nupirks 16 PV ar CV, nesvarbu, čia PV iš tikrųjų, jūs gausite 10%. Tai reiškia €60, ne? Jeigu jisai nupirks 10 produktų, jūs gausit 16 eurų. Už antrą liniją, kas jums yra antra linija? Jūsų asmeniniai partneriai jums yra pirma linija, jų partneriai jiems pirma linija, o jums antra. Už antrą liniją partnerių pirkimą jūs gaunat net 15%. Už trečią 20%, už ketvirtą 15% ir paskui vėl 10% ir nuo 6 iki 10 po 5%. Iš jūsų pusės kas turi būti, kad jūs gautumėt visus 10 gilių, tai jūsų komandoje turi atsirasti tų 10 gilių pirmiausia, o jums asmeniškai reikia turėti 10 partnerių. Žiūrėt, tai būtų partneriai jūsų pirmos linijos, jūsų asmeniniai pakviesti ir binarę pastatyti 5 vienoj pusėje ir 5 kitoj. Ir kada, ir aišku, tai jūs padarysit ne per vieną dieną, gal jūs per kelis mėnesius suregistruosit tuos 5 partnerius. Ir kada jau paskui tie 5 partneriai pradeda registruoti, po truputį jūsų komanda auga ir jūs gausite nuo visų šitų partnerių, kurie pirks pakartotinai produktą. Tai ne paketas, o kada jau pirks papildomai su nuolaida, jūs gale mėnesio bus viskas per mėnesį suskaičiuota ir jūs gausite komisinį. Kaip atsiranda tie partneriai? Čia tokia, šita lentelė iš tikrųjų įspūdinga, bet dėja, faktas yra čia. Jeigu jūs pasikviesite 10 partnerių, kad jums atsidarytų visi 10 gilių ir su savo tais partneriais susitarsite, kad jie pakartotų tą patį, gali būti gal jūs 20 partnerių pasikviesit, ar 30, ar 50, ar 100, bet 10 iš jų pakartos tą patį, ne? Kaip pavyzdys. Antroje linijoje pas jūs bus 100, jeigu jie išmokins savo partnerius, kad jie pakartotų tą patį, tai iki 10 gilio jūsų 10 milijardų turėtų būti. Faktas, kad taip nebus, ne? Taip nebus, bet palaipsniui tie partneriai išsidalins per tą 10 gilio, aš pati tą matau. Ir po truputį jums reikia turėti patiems tik tai 10 partnerių, pirkti mažiausiai vieną produktą į mėnesį ir jūs nuo PV taškų 10 gilių visą laiką gausit komisinį. Dabar dar va šitoj lentelėje parodysiu, kaip atrodytų čia jau taip gerokai kukliau. Jeigu jūs turite, pavyzdžiui, pasikviečiate į vieną pusę ir į kitą pusę po vieną partnerį, ne? Pirmą liniją. Aš kalbu apie tokį partnerį, kuris padarys tą patį. Šiaip jums vis tiek, kad gauti 10 gilių, užregistruotų 10 partnerių reikia turėti. Bet įsivaizduokit, kad 2 iš jų bus aktyvus. Vienas iš vienos pusės, kitas iš kitos, kurie pakartos tą patį.
Pas juos lygiai taip pačiai. Jie užsiregistruos po 10 partnerių, bet turės po 2 aktyvius. Ir taip po truputį pas jumi komandoj atsirastų iš tikrųjų virš 2000. Vienas vienoj pusėje, kitas kitoj. Čia rodo 1024, bet iš tikrųjų būtų, paskaičiavom čia už 1000, bet jeigu ir vienoj pusėje ir kitoj po aktyvų, tai būtų šita suma dviguba. Bet paskaičiuokim po vieną aktyvų, kurie padarys tą patį. Jums visai nesvarbu, kurioje pusėje jisai stovės, svarbu, kad jūsų partneris irgi padarytų tą patį. Ir jeigu 1000 partnerių, vat pagal šitą lentelę, pirksis po vieną produktą, jūs kas mėnesį gausite po 1700. Tai čia yra mažiausiai, ką jūs gausite, turint tiek partnerių. Ateis laikas, jų augs tų partnerių ir daugės, bet čia toksai minimalus pavyzdys parodytas. Nes jau pas mus komandoje gauname ir 2, ir 3 tūkstančius, ir 4 už pakartotinus pirkimus. Tai sakau, kad tai įmanoma, kad tai vyksta ir jūs tikrai tą turėsite, jeigu to sieksite ir darysite. Tai čia tokie minimalūs paskaičiavimai. Ir dar galiu pasakyti, jeigu vadovautis tik šitų komisinių, kuris yra pas mus iš tikrųjų, jame yra didžiausi pinigai, tai net nesvarbu, kokiais paketais ateina žmonės. Svarbu, kad jie darytų kas mėnesį aktyvacijas. Ir jeigu jūs turėsite tokių žmonių daug, tai jūsų komisinis tikrai garantuotas. Čia net galima dirbti tik su lyderiais, žinokit. Va šitas komisinis, jeigu orientuotis tik į šitą komisinį, jūs galite čia uždirbti labai didelius pinigus. Tikrai, tikrai. Tai dabar pabaigai noriu dar kartą priminti, koks pas mus yra į komandą atėjimas. Jeigu jūs norite statyti komandą, turėti produkto ir turėti aktyvę didelę komandą, tai tikrai rekomenduoju turėti pionierių, bet lygiai taip pačiai galite pradėti nuo lyderio ir susidėlioti tikslus. Koks jūsų tikslas? Jūs kiekvieną kartą, kai ateinate į kompaniją, jūs galite su savo sponsorium pasitarti, kas jums bus lengviau. Ar jums registruoti ten 10-20 lyderių po 102, bet kad jie irgi darytų tą patį, ar jums geriau ieškoti pionierių. Tai čia jau jūs galite turėti ir tą, ne? Tai čia tik tai pabaigai, kad matytumėt, kiek gaunat produktų, kiek paketas kainuoja. Dar pabrėšiu, kad pakete produktus jūs galite pasirinkti, kokius norite, nes mūsų produktai visi labai yra efektyvūs. Mes turime auksinį trikampį, Kolongardas, Sunsetas ir Sunrise'as, plus moteriškas, yra dar vyriškas produktas. Tai visi šitie produktai yra unikalūs, daugiausia parsiduoda visa sistema, 3 produktai. Tai jūs pakete produktus galite pasirinkti, kokius norite. Ką jūs gausite atėję į mūsų komandą ir pradėję daryti verslą? Visų pirma, jūs gausite unikalų išskirtinį produktą, kur nėra analogų, konkurentų nėra. Produktas be galo efektyvus, veikiantis, 98% įsisavinimas. Mes kiekvieną dabar trečiadienį turėsim prezentacijas apie produktą. Ir gausite mokymus, palaikymą, motivaciją, kaip dirbti. Kompanija jauna, dar nepaminėjau, kad kompanija rinkoje Liepos mėnesį buvo tik tai 2 metai. Tai galiu pasakyti, kad mūsų prezidentas Leo ir Jonathanas ir gydytoja Chan, kuris sukūrė šitus produktus, yra mokslo daktarė. Jie jauni, ambicingi, labai turi didelę motivaciją. Ir galiu pasakyti, jau dabar daro milijoninės apyvartas, o kompanija dar tik tai 2 metai rinkoje.
Lietuvoje dar tik tai antri metai eina, visoje Europoje dar tik antri metai, tai jūs, kaip aš sakau, atėjote pačiu laiku. Tai yra, kaip dar važiuoja tik tai garvežys traukinio ir pirmas vagonas, į kurį paskui bus daug tų vagonų, į kurį jūs įlipsite, tik nuo jūsų priklausys. Tai galiu pasakyti, kad šiandien dienai galiu pasidžiaugti, tai buvo pats geriausias sprendimas prisijungti prie šitos kompanijos, nes tikrai ilgai ieškojau tokios kompanijos, kur būtų suderinamumas, tiek produktas, tiek atlygio planas, kad yra ta sinchronija labai didelė. Produktas tikrai prieinama kaina kiekvienam dirbančiam žmogui ir netgi žmogui jau išėjusiam į užtarnautą poilsį produktas prieinamas. Tai tuo tik tai galime pasidžiaugti. Turim be galo daug atsiliepimų, kurie tikrai žmonės dėkoja, džiaugiasi, kad atsirado energija ir daug, daug kitų dalykų. Atsiliepimai irgi pas mus vyksta kiekvieną mėnesį. Tai lauksime jūsų kituose video, kituose pristatymuose. O dabar, kad išgirsite dar kartą paklausyti šitą video, jeigu šiandien esate prisijungę gyvai, tai kreipkitės į tą žmogų, kuris jūs pakvietė ir jisai suteiks jums visą likusią informaciją.